Tai sveiki, draugai ir bičiuliai. Atlėkiau ant ežeriuką ir varysim į keletą duobių tokių gilesnių, kur žinau. Pamėginsim pagauti kokią lydeką. Taip, pradžiai pamėginsiu vobleriuką pamėtyti. Čia palei krantelius. O paskui pamėginsiu kokių didesnių gal guminukų. Buvo šalnų, tai turėtų žuvis kažkaip reaguoti. Būtų aktyvesnės pagal visą teoriją. Kadangi tas šalnas buvo, tai jos, aišku, gal dabar palei žolynus nebelabai bus. Greičiausiai bus kur duobėse. Tai reikės pamėginti tenais pažiūrėti. Kur žinau, čia tokių keletą gilesnių duobių. Gerai, čia šitas nelabai kažko. Davai, dėkim šitą. Dėkim šitą. Paplaukim čia biškį. Na, žiūrėkit, kokį uždėsiu. Savage Gear. Čia yra Savage Gear. Nu, pažiūrėkim. Vairučiai. Čia tokių lydekų nėra. Tokių didumo lydekų čia nėra. Koks tai čia instrumentas yra. Nu, bet
Žodžiu, reikia susireguliuoti taip, kad pradarius neskristų labai greitai. Kiekvieną kartą pakeitus masalą. Nes kitaip būna tada barzdos su jais. Va, chebrytė, žiūrėkit, ant to monstro. Nu ir ką jūs pasakysit, kokią lydekaitę? Nedidelė lydekaitė ant šitokio monstro. Palaukit, prisišvartuokim biškį. Ant šitokio monstro tokia lydekaitė. Kaip jie dabar reikia atsargiai atkabinti ir paleisti, nežinau. Žinau, kad turiu čia kažkur reflytės. Ai, pabiro. Turėsiu veiklos. Nes čia eina vat ir trišakis. Dar Frida. O. Tai va, chebrytė, va. Ant šitokio monstro. Va šitokia lydekaitė. Nuplauk. Aš nebeatsimenu. 20 cm gal, bet. Pažiūrėk. Jo. 20, man atrodo. Čia šitas masalas kažkada buvo pirktas Danijoj. Nu, Danijoj tai kažkaip normalu, kiek aš esu matęs, praktiškai čiut nesuskumbrės didumą gumom mėto. Ten tokia kaip, nežinau, kokia 700 gramų skumbrė. Nu, didelė. Kaip kaladė pasiema ir mėta. Nu, tai kažkaip, sakau, reikia nusipirkti ir man tų didesnių, bet ten buvau pagavęs irgi 5-6 kg lydekų su šitais, bet čia Lietuvoje kažkaip nedrįsdavo aš čia dėti tokių. Bet pasirodo, kad čia gali drąsiai dėti ir nieką negalvoti. Nieką gali negalvoti. Nebija jos tos lydekos tų masalų didumą. Tai ką, chebrytė, aš jau po žvejybos. Tai įdėsiu tokį trumpą video. Čia, kaip sakyti, su žvejyba gal ir nesisekė labai gerai. Bet viena tokia mintis. Nereikia bijoti didelių masalų. Nes uždėjau tokį neblogą masalą didelį ir jam kuo puikiausiai mažos tos lydekos ir dar nereikia bijoti kastinginių kotų. Visi kažkodėl labai bijo, atrodo čia, pinasi, dar kažkas. Taip, kelis kartus susipina, bet jeigu pasidomi, kaip susireguliuoti ryte, kaip susitvarkyti viską, tai labai puikiai ir smagiai žvejojasi. Taip, kad nebijokit, tai va, įdėsiu video ir viskas. Ir susitiksim kitą kartą, kitoj žvejybai.